Labutis, labutis. Sveikinuosi naują savaitę ir žiūrim, ką nuveikėm per šią savaitę. Šiaip tai su tokiom nekokiom nuotaikom. Dėl to, kad toks įvyko keistas dalykas, labai nesmagus iš tiesų dalykas. Atsimenat mūsų tą baseinėlį tokį nedidelį, kurį mes Auksytei dukrytei turėjom ir mes jį atsivežėm į šitą vietą. Ir taip nutiko, kad mes atsikeliam, čia ne mūsų motoroleris, negalima šito motorolerio. Atsikeliam ryte ir to baseino jisai buvo prie mūsų laiptelių ant žolytės, na čia mūsų namukas, tai ten tiesiog ant žolytės, nebėr. Tiesiog jis buvo pilnas vandens, jo nunešti vėjas negalėjo, jisai tiesiog dingo, nors vat pavyzdžiui dabar priėjom prie motorolerio ir yra palikti rakteliai, tai ta prasme čia žmonės, nu vat, tiesiog stovi motoroleris su rakteliais ir nieks čia nieko neima. Bet kažkur mūsų baseinas dingo. Ne tai, to baseino ten gaila, tiesiog yra labai toks nesmagumas. Parašėm tam savininkui, iš kurio nuomojamės, tai jisai paklausinėjo ten aplinkinių, pasakė, kad atvarkytoja mūsų tą baseiną matė. Sako, ar matė, kad jisai buvo pilnas vandens, sako, tai gal išpylėt vandenį, gal vėjas nunešė. Ne, sakau, jisai ir buvo per naktį su vandeniu. Ir esmė tame, kad pas mus pilna ir rūbų pridžiauta, ir šalmų pridėta, ir ten gal dar kažkokių daiktų buvo, dabar net nežinau, akiniai sudėti kiemelyje. Ir viskas yra savo vietose. Bet baseino, kur tu turėjai vandenį išpilti, viskas, jo nėra. Ir, žodžiu, tada tas, iš kurio nuomojamės žodžiu, sako, galim kamerą įdėti, jeigu jaučiatės nesaugus pas jūs, bet tai ne, sakom, nereikia, nu ką padarysi dabar. Bendrai apie šitą vietą, tai tikrai puiki sala, tai yra Koh Lanta. Turistų yra daugiau, bet tikrai nėra labai daug. Labai daug paplūdimių. Nu, paplūdimių tai yra bele kiek. Visur, kur suki, visur paplūdimys ir visur skirtingai, bet visi labai gražus ir nu, ko tau reikia priklausomai. Tai vat, mes šiek tiek pagalvojom, kad apvažiavom šiek tiek, pamatėm daugiau, pamatėm, kad yra daug gražesnių vietų gyventi, tai galvojom, kad mes čia esam tai padarę įdomiai. Rezervavome šitą vietą iki 28 dienos ir pagalvojom, kad dar kartą rezervuosim nuo 28 iki ten kažkurios ir jeigu mums nuspręsim, kad nenorim čia būti, tada tą antrą rezervaciją atšauksim, nes ją galima atšaukti iki tam tikros dienos ir atgauti pinigus. Tai va, tai dabar esam tam mąstyme, kad gal pabūsim iki 28 dienos ir tada atšauksim ir kitur kraustysimės. Koks yra dalykas, kad su virtuve, kad būtų kambarių, namukų, tai nėra labai didelis pasirinkimas. Tai sakant, nu labai mažai. Bet jeigu be tos virtuvės gali apsieiti, tai tada yra labai didelis pasirinkimas. Tai žodžiu, jau po truputį apsiprantam čia, dar reikės tik tai vietą iki galo atsirinkti ir galim gyventi. Ir tada jau reikės sukti galvą, kur paskui po mėnesio kraustis. Bet dar dabar niekur nereikia kraustytis, tai dar reikia pasimėgauti tuo, ką turim. Einam, papa? Auksytė einam. Sakiau, reikia pafilmuoti jums, parodyti, kokie čia pas mus vaisiai auga. Prie mūsų namų. Nu, pavadinimu, tai aišku, aš jau nežinau. Čia kažkokie kaip obuoliai tokie auga. Ai, ne, tai čia tie mangustinai atrodo, kad augtų. Bet gal ir ne, nu jie raudoni. Nežinau, kas čia auga, va tokie. Va, kaip mandarinai kokie, bet ne mandarinai. Auksytė čia atsargiai. O čia tai auga tokie duonvaisiai. Jie džiovinti labai yra skanus, Lietuvoje yra pirkti. Nu jau čia jau jie sugedė, va ten va toks gražus žalias, o čia dar mažyčiai. Jėzau, čia jau supuvę pačioj nukrita, supuvę. Nu, žodžiu, tai šitie yra džiovinti, jie yra labai skanus. Jų yra pirkti Lietuvoje tokiuose sveikesnėse, einam papa iš čia, sveikesnėse parduotuvėse tų duonvaisių yra pirkti džiovintų. Tai tikrai labai rekomenduoju, jie labai skanus tokie, nu, skanus. Žali man net, nu, tarsi nedžiovinti, jie net netokie skanus, kaip džiovinti būna.
Va. Daugiau nėra vaisių. Tai tiek vaisių apžvalgos iš mūsų kiemo šiandien. Reikia kiekvieną kartą nepamiršti nusivalyti kamerytę prieš filmuojant. Vėl vyras išsivedė mažąją žaisti pas vaikus. Labai lengva atskirti, kur mergaitės, kur berniukai. Hello! Va, renka šovinius, vieni šaudo, kiti renka šovinius, taip. Reikia pikšt, pikšt. Aitvarus tai čia įspūdingai leidžia, visą laiką kas nors leidžia, skrajoja tie aitvarai labai faini. O dabar Tailande yra dar mano vyro brolis su šeima, su žmona ir sesė vyro ir dar draugai vieni. Tai pasipildė mūsų kompanija, mūsų giminės padaugėjo čia, bet nesusitikom dar su jais, tai nežinau ar susitiksim, bet smagu, kad Tailandas pritraukia. Tai jeigu svarstot, ar verta aplankyti Tailandą, tai tikrai labai verta. Mes čia turim tokį ramų laiką, bet iš tiesų tai labai daug yra ką pamatyti, daug paplūdimių, daug gyvūnų. Kiek aš nufilmuoju, tai yra 1% nuo to, ką mes pamatom, nes dažniausiai kameros aš net nesivežu, dėl to, kad norisi tiesiog pamatyti, patirti. Ir beždžionės čia laksto laisvai, tik su beždžionėm reikia atsargiai. Vakar vėžlį matėm, tokį didelį vaikščiojantį, sytė išsigando net, toksai kojom, tokiom kaip dinozauro, labai įspūdingai atrodė. Tokių labai daug dalykų, tų šventyklų labai daug gražių, tie žmonės beprotiškai faini, tokie, kurie, labai, buvom čia kada turgui, tai kol tu ten kažką renkiesi, tai ima tą mūsų vaiką nešioja, kalbina. Jinai viena pardavėja pasiėmė tą mūsų mažąją ir nusinešė pasirodyti pas kitas pardavėjas, kokį jinai turi grožį. Žodžiu, visą laiką mažoji grįžta vakar irgi su sausainiais, su bananais, su kažkokiam lauktuvėm. Jie čia yra pasakiški, nuostabų žmonės. Aišku, kuo mažiau turistinės vietos, tie žmonės yra šiltesni, nes kuo daugiau turistų, tuo taip jau yra. Va, parinksiu yra šovinių vaikam. Šaudoje čia tokius šovinukus mažiukus. Tai žodžiu, kuo labiau turistinės vietos, tuo toks jau gaunasi šaltumas. Bet šiaip tai tikrai Tailandas yra ta vieta, kur yra beprotiškai daug gražių vietų. Mes esam buvę Ko Samui, Ko Phangan salose, Ko Tajo, tai irgi labai gražios vietos, labai rekomenduoju. Ko Phanganas iš viso labai daug tokių pamatytinų vietų, tų tokių viewpointų vadinamų. Tai labai nuostabi vieta keliauti, kur dar tikrai yra nesugadinta turistų, tokių vietų yra, kurios dar tikrai yra nesugadintos turistų ir kur yra šilta. Jeigu palyja, tai ten porą minučių per dieną. Ir tu visą laiką žinosi, kad visą laiką turi 30 temperatūrą. Viskas puikiai, tiesiog. Tai va, žaidžia vyras su vaikais spartų kamuolį. Tai va, labai nuoširdžios rekomendacijos. Vakarienė, aš sakiau, nuobodžia salotas vadinasi, su šparagais, burokėliais, avokadais, bus labai skanu tikriausiai. Lyginant su kitais, čia kažkas su krevetėm, čia brusketas su pomidoriukais. Tai mano užsakymas toks gigantiškas atrodo. Rankytė atrodo mažytė prieš tas salotas. Šiandien esam nuostabiam tokiam paplūdimy, vakare bus ugnies pasirodymai, tai va, išėjom pavakarieniauti, taip pakeisti aplinką šiek tiek.
Mums čia dar papasakojo labai tokią gražią istoriją. To aš jums parodysiu. Va, čia esam Vėžlio restorane. Ir yra toks vėžliai šviečiantis. Ir pasirodo, šitas vėžlys yra iš žiebtuvėlių, kuriuos viena moteris renka paplūdimyje, išmestos kaip šiukšlės. Turi vyrą elektriką ir jisai vat jai padeda tokius sudėlioti. Tai prie mūsų yra katinas sudėliotas, reikės nufilmuoti, parodysiu. O čia, matot, yra iš surinktų paplūdimiuose žiebtuvėlių toks sudėtas vėžlys. Nu, geras. Vat kaip perdirbimas vyksta iš toli, tai iš viso atrodo taip labai, kad čia nežinausi kažkoks koliažas. Keliaujam visi. Mes su mažaja pažaisim, gal mažoji turėtų eiti pietų miego, o vyras planuoja snorklint. Aš kaip mažoji užmigs, planuoju eiti į tailandietišką masažą. Prisiruošiu, dar nesu buvus. Tų masažų čia yra visokių. Tai aš buvau ir kūno šveitime, buvau ir aloe vera masaže, kokosų aliejaus masaže, pėdų masaže, veido masaže. Dar kažkokiuose buvau, žodžiu, visur buvau, bet nebuvau tam tradiciniam tailandietiškam. Tai tailandietiškas masažas yra, kai ten tave labai stipriai išmankština. Tai čia prie jūros buvau jau 2 kartus pas jas. Tai sakiau, šiandien eisiu, kai mažoji užmigsi tailandietišką masažą. Galima pasirinkti švelnų arba stiprų. Tai kadangi yra švelnus, tai bandysiu. Žiūrėsiu. Ar nebus, kad sakysiu, ne. Palikit mane ramybėj. Mažoji bėga. Nu čia saloj, kur esam Kolantoj, tai tikrai jokių šiukšlių čia tose paplūdimiuose nėra. Mes tikrai buvom ir ryte maudytis ir visko. Net labai daug yra tų visokių koraliukų, vat, iš plautų jūros. Nu vat mėtosi jie visi tie koralai, kriauklytės, visokios gražiausios. Nu va, kokia spalvota pupa, matai? Tokia graži spalvota kriauklytė. Koralų, tai čia visur ir didelių, tokių galima pamatyti. Va, kokie koraliukai, pupa. Pasižiūrėk, puksytė. Va, kokie. Ten kitur tai tokių nedidelių yra išplautų. Einam pasivaikščiosim paplūdimiu, taip. Galima va vaikščioti ir tiesiog grožėtis, kiek čia visokių mėtosi. Krabiukai, aišku, visur tie mažieji laksto. Va, kiek koraliukų. Va, kokie gražus. Va, ir stiklas yra. Va, kokia graži kriauklytė, tokia kaip trikampukas. Taip. Na, visur koraliukai. Ir spalvotų yra. Tai čia šiaip ir snorklint ir nardai turėtų būti faina. Na, čia vandenį irgi matėsi daug jų. Nu, vyras ten nardo. Vanduo tai kaip arbata. Einam pasižiūrėsim, kas čia dar yra. Mes čia pavėsiukę va čia kažkur pasidėjom. Ten jau yra kažkokio viešbučio. O čia yra tokios tiesiog kavinukės palei pliažą. Gražus paplūdimys. Ir mums čia 2 minutės nuo namų, labai gerai. Čia yra vietinis taksi, tokie laiveliai pas juos. Tiesiog gali susimokėti ir tave nuplukdo į kitą salą. Šiaip ten toli, jeigu įsižiūrėjus, kur horizontas matosi, ir tenai matosi, tenai ir čionai matosi tokių kauburėlių ir galima į ten tas salas, tokius būna tokie paplūdimiai iš viso, kur žmonių nebūna nuplaukti. Tai va, tiesiog pasakai, kur tave nuplukdyti ir tokiais laiveliais plukdo. Nu, čia, man atrodo, irgi speedboatais juos vadina, greičio valtimis. Labai tokia kaip kriauklė. Va, kokia didelė kriauklė graži. O, kokia didelė. Nu, šitą gal net ir pasiimti reiktų. Tokia būtų labai graži smilkalinė. Wow, kokia graži būtų smilkalinė. Nu jo, šitą pasiimsim, taip.
keliaus mum ant lentynos į namus šitą. Labai graži. Sprendžiam klausimą, ar mūsų GoPro, čia yra 9 GoPro, yra atspari vandeniui. Ar yra atspari vandeniui, ar galim jums parodyti, kas čia dedasi po vandeniu. Tai internete rašo, kad yra atspari vandeniui. Bet mums tai taip atrodo, kad čia yra tokių šiek tiek vietelių, kur gali pribėgti vandens. Nežinau. Mes ten matau labai gražią kriauklę, einam pasižiūrėti Auksitę. Va, čia tokia atlūžus tik tai yra gabaliukas kriauklės. Va, kokia graži. Nu, aš jau galėčiau padaryti visą video vien kriauklių ir koralų apžvalgos. Nu, va, kokia tobula kriauklė, pupa. Tobula kriauklė. Va, kokia graži tobula kriauklė. Nori šitos? M. Tai va taip, gražiai. Tai va, galėčiau, sakau, rodyti tuos koralus, labai jie čia gražus. Ir labai jų čia yra daug. Gerai, einame toliau grožėtis. Va, koks įdomus. Žiūrėk, papa, koks įdomus. Vat, nu irgi. Gali ką nors į vidų įsidėti. Labai. Einame toliau grožėtis, o jum ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki susitikimų kitą savaitę. Ate.